Futbolo čempionai. Kartą Cecilijos tėtis per televizorių žiūrėjo pasaulio futbolo čempionatą. O kai eidamas pro šalį Rikis tai pamatė, jam pasidarė labai smalsu, kas čia per žaidimas. Jis išsižiojęs stebėjo, kaip žaidėjai varinėja kamuolį per visą aikštę ir bėga tai į vieną pusę, tai į kitą pusę, bandydami įspirti jį į vartus. Skruzdėliuką nustebino ne tik aikštės didumas ir žolės žalumas, bet ir keistai išbraižytos linijos ir ryškios futbolininkų aprangos. Grįžęs pas Ceciliją į kambarį, jis, išplėtęs plačiai akis, papasakojo jai, ką matė ir pasakė, kad nori žūtbūt išbandyti šį įdomų žaidimą. Cecilija nusijuokė ir, paaiškinusi Rikiui pagrindines futbolo taisykles, pridūrė, kad tai komandinis žaidimas, tad šiam sportui reikia būtinai surinkti komandą. Rikiui tai ne problema, juk jis turi tiek daug draugų miške. Jam kilo puiki mintis suorganizuoti futbolo turnyrą Cecilijos namo kieme ir pabandyti pažaisti futbolą ar netgi įspirti įvartį į vartus. Tiesa, jis nežinojo nei iš kur gauti futbolo kamuolį, nei iš ko pasidaryti vartus. Cecilija šiek tiek pagalvojusi, pasiūlė Rikiui futbolo turnyrą pradėti kitos dienos ryte, po pusryčių, o iki to laiko jis sugalvos, kaip paruošti futbolo aikštę su vartais. Rikio užduotis – pakviesti savo draugus, kad būtų galima sudaryti 2 komandas, kurios varžysis tarpusavyje. Taip jie ir padarė. Rikis nieko nelaukė, apibėgo visą mišką ir pranešęs naujieną apie futbolo turnyrą sukvietė visus savo draugus. Miško gyventojai buvo informuoti apie pagrindines žaidimo taisykles ir tikslą. Cecilija tuo metu rado seną, pusbrolio kažkada paliktą, pripučiamą nedidelį, lengvą kamuolį, kaip tik tinkama žvėreliams žaisti, kad šie nesusižeistų. Pats tas Rikio čempionatui, pamanė Cecilija ir paprašė savo tėčio, kad jis kuo stipriau pripūstų kamuolį. Kitą rytmetį, kuomet saulė dar buvo visai neaukštai pakilusi, Rikis šoktelėjo iš savo lovos ir garsiai nusijuokė. Jis buvo labai geros nuotaikos, juk šiandieną įvyks didysis Rikio futbolo čempionatas. Rikis skubiai nusiprausė ir nuskuodė į Cecilijos kambarį. Prižadinęs mergaitę, jis su nekantrumu trypčiojo vietoje ir prašė paskubėti. Juk jis nenori praleisti čempionato pradžios ir priversti žvėrelius laukti varžybų. Papusryčiavę jiedu paruošė kiemo erdvę futbolo žaidimui. Cecilija vietoje tikrų vartų į žemę įsmeigė 2 senus mamos metalinius samčius, vienoje aikštės pusėje, o kitoje tėčio seną golfo lazdą ir skėtį, kuris nebesiskleidė ir mėtėsi sandėliuke. Linijas ji pažymėjo savo senais kaspinais, kuriuos plaukų segtukais prismaigstė prie žemės. Kamuolys buvo pripūstas, tad teliko pasirūpinti pagrindiniu žaidynių trofėjumi – taure, kurią įteikė laimėtojams varžybų pabaigoje. Cecilija sugalvojo auksiniais akvareliniais dažais nuspalvinti seną įskilusią mamos gėlių vazą ir taip ją papuošti. Gavusi
puiki auksinė taurė su nupieštu futbolo kamuoliu ir užrašu čempionai. Liko tik sulaukti pagrindinių žaidynių dalyvių – miško gyventojų. Patys pirmieji atėjo Kiškis Kostas ir Ežys Benas. Jie buvo nusiteikę linksmai ir norėjo sužinoti, koks tai žaidimas ir ką galima laimėti. Vėliau atvyko Lapė Milda ir voras Steponas El Stepano, nes jis juk buvo kilęs iš Ispanijos ir visiems taip prisistatinėjo. Tada pasirodė Stirna Šarlotė ir Šermonėlis Maksas. Voverė Arielė ir kurmis Povilas atvyko vėliausiai, nes turėjo reikalų. Ypač Povilas, nes einant į Cecilijos namus atrado butelio kamštelį. Reikia paminėti, kad kurmis Povilas buvo entuziastingas butelių kamštelių kolekcionierius ir radęs kamštelį niekada nepraeidavo pro šalį. Anaiptol visada išrausdavo viską aplink, stengdamasis surasti dar daugiau kamštelių. Taigi beveik visi buvo susirinkę. Trūko tik varlės Danielės. Ji buvo, kaip visada, labai lėta. Ir kažkiek paėjusi, vis sustodavo pagaudyti vabzdžių. Šį kartą jai beliko nueiti kokį 20 metrų ir ji sustojusi pradėjo pliaukšėti liežuviu, bandant pagauti aplink skraidantį uodą. Skruzdėliukas Rikis, išgirdęs ją, pribėgo ir pradėjo garsiai šaukti. Juk tai mūsų Danielė! Greičiau pradedame futbolo varžybas, nes visi jau susirinko. Cecilija! Na gerai, tarė Cecilija. Galime pradėti. Aš paskirstysiu komandas, o jūs klausykite ir sudarykite 2 grupės. Pirma komanda vadinsis samčių komanda, nes vartai padaryti iš samčių. Kita komanda vadinsis skėčio komanda, nes vartuose įsmeigtas skėtis. Danielė, tu būsi vartininkė ir saugosi samčių komandos vartus, kad neįmuštų įvarčio. Tavo komandoje bus Lapė Milda, voras El Stepano, Stirna Šarlotė ir Kiškis Kostas. Kurmi Povilai, tu būsi skėčio komandos vartininkas, o tavo komandos draugai bus Ežys Benas, Šermonėlis Maksas, voverė Arielė ir skruzdėliukas Rikis. O aš būsiu šių varžybų teisėja ir prižiūrėtoja. Taigi pradedam. Žvėreliai pasiskirstę į komandas pradėjo žaidimą. Rikis buvo taip susijaudinęs, kad kartais atrodė, jog jis laksto nematydamas kamuolio. Lapė Milda, nenorėdama išsitepti savo kailių ir letenėlių, bandydavo pamušti kamuolį su uodega, tad vis mojavo ją kitiems po nosimis. Ežys Benas vis įdurdavo kokius spyglių kitiems žvėreliams į šonus, tad visi pradėjo vengti Beno ir liepė jam suglausti savo spyglius. Vorui El Stepano sunkiai sekėsi atmušti kamuolį, nes vos tik jis pabandydavo jį spirti, kamuolys perėdėdavo per jį kaip pro servetėlę. El Stepano išsiskleisdavo su visomis 8 savo kojomis ant žolės ir kamuolys nesunkiai peršokdavo vorą, nepakeitęs krypties. Stirnai Šarlotei vis susimaišydavo kojos, nes greitai neapsispręsdavo, su kuria iš 4 kanopų jai spirti kamuolį. Kiškis Kostas buvo labai išsiblaškęs, todėl ne visada suprasdavo,
į kurią pusę jam iš viso reikia bėgti. Voverė Arielė truputį bijojo visos šios sumaišties, tad laikėsi atokiau. Tik šermuonėlis Maksas ir lapė Milda varinėjo kamuolį po visą aikštę. Sulaukęs tinkamos progos, šermuonėlis Maksas stipriai mušė kamuolį link samčių komandos vartų. Kamuolys stipriai skriedamas į vartų plotą atsimušė varliai Danieliai tiesiai į jos nosį, sukeldamas stiprų pliaukštelėjimo garsą, ir ji kūlversčiais nusirideno į vartus. Tiesą sakant, varliai pavyko atmušti kamuolį ir apsaugoti vartus nuo įvarčio, tačiau visi žvėreliai nuščiuvo ir stipriai išsigando, nes po smūgio varlė gulėjo nejudėdama ir nerodė jokių gyvybės ženklų. Rikis pribėgęs šaukė: Danielė! Danielė! Ar tu gyva? Kelkis! Ir varlė iš lėto, šiek tiek judindama nosį, pakėlė abi letenas į viršų ir paklausė: Ar man pavyko apsaugoti vartus? Visi žvėreliai lengviau atsipūtė. Cecilija pribėgusi pakėlė varlę Danielę nuo žemės ir apžiūrėjusi ją pasakė, kad varžybos baigtos, nes varlė nebegalės toliau tęsti žaidimo. Ji paskelbė abi komandas nugalėtojomis ir visi žvėreliai apsidžiaugė, kad nebuvo pralaimėjusi. Vėliau, kai varlė pasijuto geriau, Cecilija visiems žvėreliams paspaudė jų letenėles ir įteikė pagrindinį prizą – futbolo nugalėtojų taurę. Žvėreliai labai džiaugiasi, nes tai buvo jų pirmoji kada nors gyvenime laimėta taurė. Jie nusprendė ją pasistatyti miško centrinėje pievoje po didžiuoju ąžuolu, ten, kur gyvena pelėda Florencija. Ji galės ją saugoti ir prižiūrėti. Taigi, dar šiek tiek pasidžiaugę, visi gyvūnai išsiskirstė, o skruzdėliukas Rikis buvo labai patenkintas, galėjęs pajausti tikrąją sportinę aistrą ir pažaisti futbolą su kitais miško žvėreliais taip, kaip žaidžia tikri profesionalūs futbolininkai. Jiedu su Cecilija dar ne kartą prisiminė žvėrelių futbolo turnyrą ir džiaugėsi, kad viskas baigėsi laimingai. Be to, Rikis retkarčiais nueidavo į miško centre esančią pievą pasižiūrėti nugalėtojų taurės, nes jis, kaip ir likę miško žvėreliai, jautėsi nugalėtojų komandos narys. Ir visai nesvarbu, kad be įvarčių pasibaigė futbolo turnyras. Juk svarbiausia draugystė ir gerai praleistas laikas. Varlė Danielė daugiau nebežaidė futbolo, nes suprato, kad, kaip ir bet kuris kitas sportas, futbolas nėra jos pašaukimas. Šiam kartui tiek. Kitus skruzdėliuko nuotykius klausykite kitoje pasakoje. Dabar aš jums sakau iki pasimatymo ir iki kitų susitikimų su Cecilija ir Rikiu.